Labadiena, gerbimi moksleiviai. Šiandieną pradėsime gruodžio mėnesio pamokų ciklą ir šeštokams gruodžio mėnesį yra labai lengvos pamokos. Tai yra piešti naujametinį paveiksliuką. Naujametinį paveiksliuką mes galime piešti tiek su Paint programa, tai yra statinis paveiksliukas, tiek galima animuoti jį. Yra programų, kurios animaciją daro, kurie padaro paveiksliuką judantį. Ir kartu mes 10 pamokoje, ne 10, o 13 pamokoje, atsiprašau, susipažinsime su programą, kuri mums vėliau reikalinga bus prie programavimo, tai su Logo Motion programa, kuri daro lengvai gana animaciją. Tai iš eilės šnekant, tai būtų tokios pamokos gruodžio mėnesį 11, 12 ir 13 pamokas. Dabar detaliai kiekvieną pamoką ir aptarsime ir ką joje veiksime. Taigi 11 pamokoje mes matome yra testas, yra konspektas, tai jau jūs žinote, kad testą darome skaitydami konspektą ir būna viskas gerai. Štai praktinis darbas eina per 11, 12 ir dalinai, sakykime, per 13 pamoką. Jūs padarote su programa Paint kalėdinį arba naujų metų atviruką, sveikinimą, tai tėveliui, mamai, ar iš savo šeimai, ar kokiam mokytojui, nesvarbu, kaip pagal tam tikrus reikalavimus, reiškia, nupiešėte patys, ar iš interneto įdedėt kažkokius žodžius, nupiešėt piešinį tai patys originaliai, o žodžius galite iš interneto paimti sveikinimo žodžius. Ir atsiunčiat be abejo man kaip mokytojui, kad patikrinčiau, ar teisingai padarėte, ar parengėte tą darbą. Darbų pavyzdžių galima rasti ir nurodytų adresų. Taigi mes 11-12 pamoką matome, kad testas konspektas yra, filmukai yra įdėti, kaip su Motion logo daryti. Na ir galima atsisiųsti Image logo programą, kurioje yra ta, reiškia, programos dalis, geriau sakyti, Motion logo, su kuria galima daryti animaciją. Tai per pamokas aš aišku paaiškinsiu, kaip tai daroma, parodysiu, kaip, sakykime, daromas tas animacija, čia įdėjęs esu ir filmukus, kaip rodo, kaip čia animaciją galima padaryti. Taigi, sėkmės, jau jeigu kažkas tai labai jau prastai neturėsit kompiuterį ar kažką, tai 11, 12, 13 pamoką galite ir padarę ant popierio nupiešti sveikinimą tėveliams, mokytojui arba dar kažką tai gražiai. Bet čia išimtinis atvejis. Šiaip tai norėčiau, kad pamokos metu visi dirbtų ir darytų. Tai ačiū už dėmesį ir sėkmės dirbant.